biškai po biškai reikia filmuoti jums turbūt, kad kas kur važiuoju. Dabar lysiu va, į Kaduciejų, pasikraunu tą porą paletčikių, tikiuosi rampa bus kokia nors laisva man ir tada šoksim į trasą jau. Čia iš priekį matau, kad nėra rampos ne vienos. Les teritorija čia Klaipėdoje. Yra tuščių rampų. Labai gerai. Ir turbūt persikrovė, kad čia arba šiandien nieks nesikrauna. Nu va, važiuojam, viskas pasikrovė, važiuojam dabar iki Kryžkalnių, sukam į Šiaulius, Šiaulių apvažiavimas, Joniškis, Elija ir vienu žodžiu važiuojam tenais, toli, labai gerai. Dabar iki Salaspilio reikia važiuoti. Ir viskas, pastovėsim kiem 5 minutės Salaspilį ir paskui su antrą fotkę jau galės nueiti iki pat Talino. Sakant, su viena fotkė iš Klaipėdos iki pusę kelio nuvažiuoji. Ir po to jau atstoji 45, valgai, atsigeri kavos ir vėl toliau iki pat Talino tada jau. Dėjau pilną priekabą, yra pilna, galvojau, kad durų net neįs uždaryti. Vikingus įdėjo ant pačio galo 2 paletės. Sako, jeigu netilps, dėk ant bačkų. Bet ant bačkų uždėsi, reikės atsitentuoti abudu šonus. To, ko aš ir nenoriu daryti iš tikrųjų. Nu ką, driukai, davai gerą keliuką. Ir tada dėti diržus reikėtų iš tikrųjų. Nes nu bačkų tikrai, kad nučiuoš. O jeigu nučiuoš, tai jau bus damages. Tas jau yra minusas gali būti man. Važiuojam dabar pro svarstyklės, pro skerdyklą mūsų vadinama. Lietuviškai transporto kontrolė. Čia tos svarstyklės man toks jausmas, kiek girdėjau iš kolegų, neveikia. Jie random ima. Kažkas nepatinka, jie ateik, patikrinsim. Na, daug fūrų eina, tikimybė, kad pravažiuosim gražiai, nieks nesustabdys. Be 10, pusė 11. Ten kokie 8 valandą turėčiau būti, o Taline. Tak, pasilikim 50 metrų. Pagal taisyklės reikia važiuoti. Nebūti Hamas jau. Ir 30 greitis turbūt čia. Oi, svarbu dabar išlėkti, svarbiausiai pro Joniškį skirsti sieną Latvijos. Ten jau yra labai geri keliukai, malonu važiuoti. Svarbu nelytų, šlapdriba nekristų. Tada bus gerai. Žalia šviesa, galim spustelti jau. Kol nepersigalvoju dar. Lekiam. Trotkašetiertas Talinas, bet užima visą dieną. Visą mielą dienelę važiuoja iki pat Talino. Su lengvikė gal kokie 6 valandas trunka.
nežinau, nesuvažiavęs su Lengvike, negaliu pasakyti, nu, bet aš manau, kad 6 valandas, nes čia 83 važiuoji su fūra, tai 8 valandas 40-45 minutės. Jeigu dar kokia avarija, kamščiai ir jau viskas. Aš tik tai turiu dar vieną papildomą valandą šioje savaitėje, tai 10 valandą, ką aš galiu pasinaudoti. Jeigu aš nenuvažiuoju, aš penktadienį arba šeštadienį taip, bet penktadienį jau aš susitrumpinu savo darbą. Kūro pilnas bakas, kaip ir atrodo viskas paruošta kelionėje buvo. Vakar grįžau, iš tikrųjų prisipyliau kūro pilną baką likus, buvau pusę baką jau išdeginęs iš po Rygos. Čia prieš tai video, jei kas nežiūrėt, galite pažiūrėti. Sakau, jūs galite komentuoti, rašyti, ką ne taip, gal kažką. Aš naujokas, aš tame video, tai iš tikrųjų, man kas liečia kompiuteris, tai man yra kosmosas iš tikrųjų. O čia reikia biškį mokėti. Bet priprasiu, pasitaisysiu, jeigu ką. Kaip pirmas blynas visą laiką, aiškus, bus prikepęs, taip kad nenustebkit, kažkur gal susikeiksiu. O kaip praeitoj serijoje, tai aš Rygoje važiavau, net pamiršau kamerą išjungti. Pamiršau išjungti kamerą, nu tenais ir keikiausi, aiškus, ir viską. Tai labai atsiprašau. Nežinau, daug žmonių netoleruoja keiksmažodžių, bet bus ir šito viso, žinokit, bus, nes kartais taip sunervina, kad ujujui. Nu, visi, kas vairuoja, tas, aš manau, kad turi savo žodynėlį susirinkęs kely. Taip, kad aš čia ne vienas. Mes su sunkiasvoriais, kai važiuojam, tai tos mažytės mašinytės tokios, tai mums tiek pridaro velnių, kad nori, nenori gauni ir susikeikti, nes kažkaip reikia išsilieti. Aišku, būtų gerai, kad važiuotum ramiai, nu, į taip ramiai važiuojam, ramiai, nieks nesimaišytų, visi važiuotų pagal taisyklės. O dabar kaip tik BMW, nors neturiu nieko prieš BMWistus, bet kaip tik BMW kažką padaro, kažką supjauna, užkiša, užstabdo. Žodžiu, va taip va. Ką, nu važiuojam, kubiškį kažkur tai įsijungsiu, pafilmuosiu. Ir žiūrėsim, ką čia sukursim, mes jums dar nes į Taliną dar nebuvo jokio video, čia dabar tik tai po Rygą. O dabar žiūrės, kubiškį filmuosiu iki pat Talino. Tai va, iki tada greito vėl įsijungsim. Rūkas, nemažas rūkas visur. Kryžkalnį 4,7 km, nusuksime link Šiaulių jau. Pro Kelmę, į Šiaulių apvažiavimą. Svarbiausia, kad datraučiau iki Salaspilio, nes yra 212 km. Turiu 2 valandas 57 minutės. Nu, turėčiau datraukti, iš tikrųjų, turėčiau. Čia autostradoje visą laiką taip ir kada biškį 90, o važiuoju lėčiau, tai visada biškį laikas. Išvažiuosiu į paprastą kelią, tai išlošiu laiką.
3 šilumos. Nežinau, kokie orai, net nežiūrėjau. Taline yra. Iš tikrųjų galim pasižiūrėti. Tam yra internetas. Talinas, Estija. Rūkas +4. Lietaus. Ten panašiai dabar orai tokie kaip ir pas mūsų. Sniego neberodo. Mėnesio gale tiktais nuo 20, va naktim vėl minusas, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 3, 4. Tai kaip ir viskas gerai iš tikrųjų. Tokis keliai bus sausi. Jo, čia visa atkarpa bus dabar. Kelmė pravažiuosiu, ten bus 14 km per mišką važiuoti iki Šiaulių. Ten kelias yra lopas ant lopos sudėtas, tai Kelmės kažkaip ten jie dar išsiasfaltavo, o paskiau ten jau matyt neužteko jau pinigų jiems iki Šiaulių. Ir visas kelias ir tragedija. Autostradai va girdisi kaip net duodasi. Nes autostrada mūsų nelabai irgi kokybiškai yra. Kelmė 24, Šiauliai 65, kad čia 65 tiesiai iš Šiaulių į tą centriuką turbūt 65. Ten nedavažiuoju iš tikrųjų. Kryžkalnis. Nu, atvažiavom į Šiaulių apvažiavimą jau. Tai čia va, tiesiai važiuojam bus Šiauliai. Mes eisim dabar į šoną, lipsim ant tiltą, apvažiavim darysim, kad per Šiaulius nereikėtų važiuoti. Iki Joniškių dar 50 km. Iki Rygos 140 km. Nu, čia bet į Rygą, mes į Rygą nevažiuojam. Vėl mes prieš Salaspilį pravažiuosim, nustuksim vėl ant Talino. Nu, artėjam, viskas kaip biškį artėjam į Jauno Lainas. Jauno Lainai jau esam. Turiu dar 31 minutę vairuoti. Aš tikiuosi į Salaspilį, suspėti, kad 45 galėčiau padaryti.
Nes čia prieš kokį gerą valandą gavau skambutį, ne skambutį, o žinutę iš firmos. Sako, per greit važinėjęs. Leistina tik 83, sako. Vat tau ir dabar galvoju, visur suspėt reik. Čia toj viršyva. Čia visą laiką, jeigu jau neužtenk laiką, tai jau lainė darai KM5, bet jeigu čia pasidarai KM5, jau neapdaini, Algis stovi va TNTG, Vladis. Vladas stovi. Jau vat, pavyzdžiui, Vladis dabar stovi čia, jis jau iki Telos neapdais, viskas. Jam 4,5 neužteks. Reikia kokį dar 20 minučių iš tikrųjų. Tai realiai 4 valandas 50 minučių reikia iki Telos davažiuoti. Nežinau kaip ta kita firma tenai. O, kamera. Trikojas stovi. Čia dar nesu matęs trikojos. Bet stovi. Tai va, tada jis kažkur turės dar darytis, atstoju dar vieną KM5 ir arba jis čia, ai nu jo, jisai, jeigu jau nedaėjo, tai reiškia jisai čia ir stovi, KM5 darysis. Na čia iki 28 iki Salaspilį, iki sekančio viršį yra. Nu daug dievė, datrauksiu iš tikrųjų. Jeigu nieks netarmozins. Čia iki Rygos 15, jeigu dabar va tiesiai važiuotum visą laiką ir išlendi prie to šviesoforo, ten to Jelgavos tą gatvę. Čia. Bet mes tuoj už kokių 4 kilometrų nusuksim į dešinę ir eisim ant Kekavos rajoną. Taip, apygarda, rajonas. Šiaip tai rajonas. Čia pernai tą kelią tvarkė visur. Nuo pat Jelgavos, Olainas. Tai ką Latviai padarė? Ne taip kaip Lietuvoj, kad iškasa visą asfaltą, tenais kasa žemės, ten pila iš naujo. Jie paprasčiausiai paėmė viršutinį sluoksnį, nuskuto lygiai idealiai ir užpylė. Tai čia tokiu greičiu jie viską padarė. Ir daug kilometrų iš tikrųjų jie čia tvarkė. Technikos prisivarė, darbuotojų dafiga. Saulutės nėra šiandien, nėra saulutės, bet jau yra 6 laipsniai šilumos. Ir dabar jau yra 2 valandos praktiškai, be kelių minučių. Kažkur po 2:20 turėčiau būti Salaspilėje. Paskiau jau tikriausiai, kiek ten palauk, 1,5 valandos. Jo, kažkas plius minus 1,5 valandos iki Iklos davažiuoti iki sienos Estų Latvių. Nu ir ten dar 2 valandas 45 minutės kažkur užtrukt turėčiau. Nes jeigu iš Talino išvažiuoji su pilna fotke, tai iki Salaspilį tik daeini. Tai 4,5 valandas, tai va, nu, nepilnai 4,5 valandas, taip skaičiuoti. Jauno line pabaiga.
GoPro kamera yra ant spidometro viršaus priklijuota, tai aš ateityje pasižiūrėsiu, gal nusipirksiu, kuris sukinėjasi, nes vis laik tiesiai aš jums dabar viską rodau prie pat stiklo, didelis objemas, tai va rodau, kas yra, o paskiau matysiu, gal kažkur rasiu įsigyti, kad galėčiau, nes šiaip tai rankoje laikyti, tai nelabai, žinai, noriu. Nes su viena ranka vairuoti, posūkius junginėti, šviesas visokias, tai čia yra nedarbas jodas. Nes GoPro kamerą reikia ir įjungti su vienu pirštu, ir išjungti dar reikia. Tai nelabai patogu vairuoti iš tikrųjų. Turiu visą laikiklį ant galvos, kur dedasi, žinai. Bet pas manęs yra ant priekinio stiklo užuolaidos. Aš pabandysiu pafilmuoti, nežinau, kaip matysis viskas. Aš manau, kad tos užuolaidos maišys vaizdui. Bet pabandysiu, pažiūrėsim, kas gausis. Gal ir visai nieko bus. Tada biškai daugiau gali ir galvą pasukus, ir šonus, ir viską pamatyti, kas kur, kas kaip. O dabar tiesiai žiūrėkit. Ir mano balsą girdėkit. Tai. Nu, čia jau ir viskas prasideda Rygos apvažiavimams. Važiuosim Rygą ir paskiau jau šoksim pagal Baltijos jūrą ir tiesiai iki Iklos, iki Estijos sienos važiuosim. Pajūriu, kaip sakant. Turi dar 12 minučių. Ir beliko, dabar kiek čia liko 7,5 km. Dabar Dolę pravažiuosiu. Dampą vadinama, dampą. Rezervuaras čia elektrinį, gal kažkas pastatyta ir būsim Salaspilį jau. Kaip ir užtenku laiką. Pamačiau, kaip tas rezervuaras čia užšalęs buvo, kad ir nebuvo, man rodos, užšalęs iš visai. Nes šalčio nebuvo. Pas mus, kaip ir minėjau, buvo -8 tą naktį, o čia Latvija, aplink Rygą, gal netgi Rygoje, sakyčiau, pranašavo nuo -11 iki -15 laipsnių šalčio. Tik ežeriukai tokie užšąla. Mačiau aš čia penktadienį, kad buvo užšalę. Ar penktadienį, kad šiandien per dieną, ketvirtadienis. Prašau, antradienį mačiau, kad yra užšalę. O čia toks didelis ežeras, tai ne, tas rezervuaras ten yra užšalęs. Taip ir neaptekuoja. Šiaip realiai netgi pernais žiemą nemačiau, kad būtų buvo užšalę čia. Pakraščiai biški buvo užtraukti ir viskas. Polediniai žukliai, tai šie metai ne kažką neteko. Gal kas nors rizikavo kažkur tai užlipti. Bet aš nemanau, kad sėkmingi buvo lipimai. Tai ant ledo pažvejoti taip ir ne. Aš kalbu apie ledą. Aš visą vasarą nebuvau išvažiavęs net pažvejoti. Kai pradėjau su fūra dirbti, aš viskas nebeišvažiuoju. Nėra kada, nėra laiko niekam. Nes tu atiduodi visą savo laiką kažkokiai firmai. Važiuoji, važiuoji ir važiuoji. Jo, kas
Kas turi daug laiko, laikykitės CE kategoriją ir važiuokit. O jeigu kažką jau užsiėmę esat, dirbat kažkur namuose, prie namų, statotės, nerekomenduoju. Tampa, Dole. Dabar aš sustosiu čia viršį Salaspilį. Vladas atstovės atstovai pasidarys. Jis mane pravažiuos. Ir po to aš jį dar kažkur turėčiau pravažiuoti. Jeigu jis važiuoja į Telą. Į Taliną, kaip sakant, gal kažkur kitur. Gal į Viljandį jis važiuoja, tai biškai už sienos ten 24 km nusuks. Jeigu jisai Viljandį važiuoja, tai yra protingas sustojimas čia, pasidarys 45 ir jis tiesiai į Viljandį nuvažiuos. O jeigu į Taliną patį, tai jau jam nepasisekė. Būna taip, kad Klaipėdoj, Kaducėjų, iš Kaducėjų kažkur pakeliui dar tuosius užsukti kur nors, pavyzdžiui, į Šiaulius kur nors užsukti. Nusikrauti kokį 1-2 paletės ir viskas sudegini, vis dafiga laiko. Ir tada jau nori, nenori, im 10 valandą, jeigu beturi tą 10 valandą, tu jau turi pasiimti, kad davažiuotum iki pavyzdžiui, į Telas. Važiuojam, bratva, važiuojam, nestabdom. Čia tiek daug reikės, sustoj dabar tavo. Išlendama į tą pagrindinį kelią ir iš karto į degalinę po dešinę. Kaip sakant, viskas čiki-piki. Minutės eisiu kojas ištiesti. Valgyti, bet nelabai dar noriu valgyti. Aš turiu tokių medolių pasidėjęs, tokių sausainių pastoviai. Tai aš vis važiuodams pakraptau. Na, dabar mes čia nueidinėkime. Kad galėčiau atsistoti šonu. Jeigu bus galimybės, tai aiškus. O, čia kokį demuliušiną daro, seną pastatą sovietinio. Normaliai. Griauna viską. Na jo, kam toks reikalingas iš tikrųjų. Seniena, ten kažkas bandė kažką virinti, statyti šalia, nusprendė, kad geriau viską nugriauti reikia. Greičiausiai kažkas nupirkė yra ir kažką jau statys iš čionais. Kokį shopping centriuką. Nu ką, viskas. Žiūrim, kur mes čia galėsim prisiparkuoti. Ne, nevažiuoja didukai. Gerai, palauks. Kadangi jau sustojai, ten užimta, matau, pravažiavimus. Stokim gal čia
driukė. Važiuojam. Nematau aš juostos. Svarbu kolegai neužkabinti mašinas. Nu, Salaspilį pasiekiau. Einu pailsėti dabar. Žodžiu, pabandžiau ant galvos susidėti. Tokiam aukštė va yra. Ir tos užuolaidus realiai jos maišys jums, žiūrėti video. Nesimatys. Taigi, užuolaidų nesinori nuimti iš tikrųjų, nes dėl saulės visas tas yra reikalas padarytas. Tai bandysim taip pafilmuoti. Kažką ateity paskiau pakoreguosiu ir gal pats. Tai va, biškį užkasiu ir kamas. Važiuosim toliau. Čia kažko labai daug irgi neprifilmuosiu, nes tuoj neužilgi ir tempt pradės. O tamsoj tai tas video nelabai koks akina. Taip, mes tuoj pasižiūrėsim, ką mes čia galim pasidaryti. Iki kur darysim iki Iklos jaučiu. Daromės iki Iklos. Čia pas mane vis daug mažai saugota. Čia pradžioje, kai pradėjau dirbti, nieko nežinojau. Ikla piripunkt. 126 kilometrai. Ir būsiu po 4:20. Nu, po 4:20. O jeigu dadėsim dar papildomai dadėkim. Успеем, прошёл. Į Telą, Lechmą. Kalinta būsiu, tarpinis taškas. Praleisti. Dar bendrai turiu 551 kilometrą. O čia to nereikia alternatyvos. Einam. Iš vis dar 7 valandos ir 50 minučių. Nu, tiek aiškus nebus, nes aš biškį kaip ir... Nu jo, nes ten 200 kilometrų yra. 200 kilometrų yra. Kolega atlėkė irgi atstoja darytis. Tai va. Čia rodo, kad būsiu grinai ten be 20:11.
Bet 2011. Kažkas panašaus. Kažkas panašaus. Gerai, dabar tą vieną ištrinti galam lauk iš tikrųjų. Mes važiuosim iki Iklos. Valandą 50, valandą 50, valandą 30, jo, valandą 50. Tai va ką, nu biškį reikia pavalgyti man dar pačiam. Ir galėsim važiuoti pa biškį. Žiūram, kiek tų valandų dar, kiek tų laiką mes turim čia dar atstovėti. 32 minutės atstovėjau. Dar 13 minučių. Ir viskas, važiuojam tada į priekį jau. Gal važiuojam į Maskvą? Čia dabar sankryžo į dešinę ir į Rusiją tiesiai. Sakysiu, kad neteisingai supratau adresą. Maskva, Maskva. Čia net iš tos pusės net neįsivaizduoju, kiek čia iki Maskvos davažiuoti. Nu, bet jaučiu yra geras galas. Ar ne 800 km, man rodos, iki Maskvos dar. Nes čia įvažiavimas yra, Polvo yra įvažiavimas. Ir po to dar vienas įvažiavimas yra iš, nelabai bepamenu. Ten viskas aiškus uždarytas jau yra, visi važiavimai uždaryti grinai. Per Narvą, Narvą. Į Maskvą įlysti galima. Nu, šįsyk gal nesuksiu, tiek to jau. Važiuokim gal į Estiją. Ai, nežinau, kiek aš ilgai be važiuosiu su ta firma, nes kažkaip labai jau aš noriu kažką keisti. Darbą tą patį dirbsiu, aiškus, bet noriu jau pasikeisti biškį maršrutus visus. Visą laiką galvoju apie Skandinaviją, noriu tos Skandinavijos ir viskas. Yra galimybės nors ir dabar, bet ten ir gili žiema. Reikia gal, sakau, biškį lauk, kol sniegas nutirps. Aš nebijau to sniegą, nu, bet lemba, nežinai tų visų vietovių. Nedaug dievė kažkur tai įvažiuosi ir po to gali brangiai kainuoti viskas. Tai biškį reik laukti, nes pas mūsų firmoj čia jokių pokyčių nėra. Nekalba apie nieko tokio dalyko. Atlyginimai irgi viskas brangsta, atlyginimai nešoka į viršų, nei kiek. Aš nesiskundžiu, po Baltijos šalis važinėtis čia kaip ir viskas ir gerai iš tikrųjų. Čia ir žinai viską jau nuo A iki Z, aiškus, išvažiuosi į Skandinavus, tas pats. Padirbsi pusę metų, žinosi viską aplinkui, kas kaip yra, kur važiuoti, kur nevažiuoti. Bet skandinavai ir skandinavai. Į Europą? Ne. Dar kol kas netraukia ta Europą manęs. Į UK neturėčiau problemų jokių. Galėčiau važiuoti į Anglus. 20 metų Anglijai pravažinėjau jų eismu, tai kad ir vairas dešiniai, tai man tas nesukeltų problemų. Visas eismas ten yra kaip ir antraip negu mes. Kai dabar aš važiuoju dešinę, tai ten visą laiką važiuoju
jaučiuosi kaip žuvis vandenyje, ką liečia eismą. Susikalbu, jokių problemų nėra. Čia lietuvėliai, nu ką mes tai lietuvėliai, nėra blogai, nėra blogai iš tikrųjų. Bet, kad kažkur tai kažką atsidėti, ar dirbant tokį darbą, tai pirma, tai yra, neturi laisvo laiko niekam. Visiškai. Jeigu ir turi laisvo laiko, grįžti per pietus trečiadienį, galvoju, oi, pusę dienos aš turiu laisvą laiką, ką čia reikia nuveikti staigiai. Pamirškit. 2,5 dienos atvairavęs, parvažiuoju namo, toks nuovargis iš karto. Žmona pamaitina sočiai skaniai ir viskas, nori eiti ilsėtis jau. Savaitgaliai vėl, jeigu jau ketvirtadienį išvažiuoju, tai jau šeštadienį vėl ant pietų, tai be grįžti namo. Tai dar kažką namuose turi tą vieną dieną, tą likusią dieną ilsėsi sekmadienį. Žinoma, negalim dirbti, nes šventą dieną, bet jau turi privalai daryti kažką namuose. Tai va, krapštaisi kažkur kažką tai darai. Bet kad tenais kažką nuverstum kalnus, tai tikrai neišeina su tokiu darbu. Siūlau dabar tą darbą į tą Skandinaviją, 6 savaitės komandiruotėj dirbi, bet 3 savaitės turi namuose ilsėtis gali. Gali ilsėtis namuose 3 savaitės. Per 3 savaitės gali kažką jau ir susitikti su giminė, ir su draugais, ir namuose kažką pasidaryti, jau rimtesnį darbą atlikti kažką. Per 3 savaitės aš garažą pastatyti galėčiau savo. Kažką galvosim, nes čia kažkas jau ne į tą pusę eina. Aišku, susilaikiau teises, šviežias vairuotojas buvau. Ir dabar nepasakysiu, kad esu profesionalas, bet jau nebežalės esu, visiškai nebežalės. Fūrą jaučiu labai puikiai, įsipaišau, įvažiuoju, išvažiuoju visur gerai. Bleka, neprisikalbėčiau. Nes visokių situacijų atsitinka kartais. Ir paslysti, ir žirklės padarai, ir vos įtelpi, žodis vos, arba įtilpai, arba neįtilpai. Vos tokį žodžių gal ir net nereikia sakyti. Tai va, kągi, važiuojam toliau, žiūrim. Prisijungsim vėliau biškį. Artėjam jau prie Salaskirivas. Nežinau, čia bus tas kamštis. Tai kiek kartų jau važiavau lin. Iš pradžių, kai buvo remontai, tai nieko. Taip ir nebūdavo to kamščių. Dabar paskutinis kelis kartus po kokie 15-20 minučių kol tiltą pervažiuoti laikiną, kur pastatytas yra. Jau kameroje gal tiek ir nematot jūs dabar, kai tamsu yra, nes ryškiau gal išduoda raišką visą, bet mano akims tai jau tamsu yra. Žiūrim, ką mes čia turim, ar mes čia jau stosim, ar pravažiuosim lengvai. Dar 15 km liko iki Iklos sienos. Kirsim Estiją. Jeigu čia nesustojau, tai reiškia ir gerai. Nes taip įvažiuojant į miestelį, dar prieš miestelį vis laik sustojęs. Kolega tau iš priekios parinda daug mašinų, gal atlūktelti šitą bratuką. Miestelis dar pasipuošęs tebėr. Nieko baisau šiandien gal. 2 šviesoforus reikės praleisti ir viskas.
Dulksna tokia, rūkas, dulksna, nemalonu. Pravažiuojam dabar kaimelį tokį, kaimelį, nepasakyčiau kaimelį, bet gal miestelis, Adaži. Čia iš... dar vienas bus Salasgryva, dar iš didesnių miestelių, tokių miestelių, ne miestas, bet miestelių. Ir paskui jau Ainyži ir Ikla siena jau bus. Čia aš vėl važiuoju tiek pat, kiek aš tąsyk baudą gavau. Salasgryva tai ten grinai tas, kur tiltą stato naują, ten kur nugriovė ir perdarinėja naują tiltą, per tą laikiną pravažiuojam. Nu aš pafilmuosiu paskui, pažiūrėsiu. Va čia gavau, prieš Kalėdas irgi baudą per tą Adažį. Biškį viršijau greitį. Miestelis. Aplinkui ežerų yra, kad nemažai. Baltezera kanalas vadinasi. Bet tie ežerai galingi, tokie dideli. Savo bažnyčią turi. Išvažiuoju, aš paskutinai dar viena kamera bus. Adažis baigasi ir tada jau lysiu į tokią trasą geresnę. Jau ten tų miestelių kaip ir nebus iki Salasgryvos, ten pavieniai tokie kaimukai gal. Ir pagal jūrą jau, grinai pagal pačią kraštą jūros ir eisim iki pat galo, iki pat sienos. Dešinė va pusė ežeras didelis irgi yra. Čia žvejyba būtų gal nieko. Nebenufilmavau aš to tiltų, nes prieš mane važiavo toks betonvežis prie to tilto remonto. Užkabino jisai tą kelio ženklą ir išspjovė tiesiai man prieš nosį realiai. Tai gavau sustoti lyg patraukti, pats pasitraukti, kad galėčiau per tą tiltą pervažiuoti. Tas vairuotojas net nepamatė, kad jisai užvažiavo ant jo ir jisai kaip kulka išlėkė mums į kelią. Na, bus kitą kartą filmuosiu, gal grįždamas matysiu. Būna visko, man pasitaiko. Gerai, kad prieš, o ne grinai kur nors iš šono į kampą. Plasmasės ir sulaužomos yra. Paskiau aiškinkis firmai. Bet yra dar papildomus registratorius, tai jisai viską registruoja. Tai išsitraukia video, tai jau iškart gali nusiųsti ir, kaip sakant, problemą išspręsti. Be jokių ginčių, be jokių pykčių, be jokių barnių. Viskas, Salasgryva baigtas, Ainaži ir kilometras dar Ikla. Šios dar 12 km iki sienos. Ir paskui dar 200 km iki Talino. Tamsu, niūru. Bet važiuojam, žiūrim kažką, žiūrėsim, pafilmuosim, gal tamsoje nelabai, jeigu jau labai sutemst.
Čia kol apšvietimas ir dar gerai, bet ten toliau jau nebebus apšvietimo, tai ir vaizdo realiai nebebus. Judam. Nusprendžiau užsukti dar į Super Alko arba Alko Market gal vadinti, nes vienoj pusėje Super Talko, kitoj Alko Market Best Prices. Bet nepagalvokit, ne alkoholį pirksiu, nes baigu išsigerti visą gaivų įgėrimą, tai nusprendžiau užvažiuoti, nes kam degaliniai mokėti 3 eurus, jeigu gali eurą 30 mokėti čia už tą patį, ką degaliniai. Šaltą arbatą geru iš tikrųjų neste. Oi, čia tas kelias ne kažkoks yra miškeliai. Bet čia nespėjau sutvarkyti, nes čia fūra po fūras 24 valandas važiuoja. Nes čia daug kas atvažiuoja miegoti, aš pats esu miegojęs ne vienas. Ui, ne vienas iki, sorry. Sorry, mano mažytė, sorry, kad aš tave taip laužau. Nieko nepadaryši, tokia jau yra. O, kiek čia pelkė didelė. Ui, kokia čia pelkė didelė. Ir nėra kur atsistuoti, kad nebūtų pelkės. Stosimės į patį kraštą gal. Stokimės, va, čia nais ir viskas. O, čia atsistosim ir nubėgsim greitai. Porą minučių. Pirkom biškelį. Nieko, nestės to Ice Tea nusipirkau 3 buteliukus. Nes eurus, nu jau biškai pakilo, eurus 45. Tai kažkur apie eurą 30 stopai nuo vieno to. Nu, o dabar jau esam, kur čia mes esam, dabar jau Ikloj, sieną kirsim dabar. Jo, tamsoj tai čia ne kažką, pafilmuoti neįmanoma bus jums. Tik kur apšvietimai kokie nors mieste. Taip, meskim greitį 50 per sieną. Kiek tų valandų? 5 valandą nupirkti keliai yra. 5 labai gerai. Galim važiuoti drąsiai per sieną. Pliusas, kad tachografą nereikia perjunginėti, šalies įvedinėti, nereikia sustoti niekur, važiuojam tiesiai. Nors ant tiek ir gerai jau, kad nereikia blemba čia sustoti, iškoti, kad čia užimtas vietos turi kažkur sustoti, įsivesti šalį. Ir tada vėl važiuoti gali per sieną. Dabar šviesiai, žalia šviesa. 194 km iki Telos. Taip sakiau, 200 km. Viskas, welcome to Estonia. Have a nice trip. 200 km. Kiek čia mylių šiandien, palauk. 100 mylių, 160. 125 mylios. Taip, man rodos, užeina. Pamiršau, seniau Anglijoje tai viską myliom skaičiuodavau. Tai va, nu ką, važiuojam, iki Parnų važiuojam dabar. Už 65, kiek čia kilometrų Parnų bus miestelis. Nu, artėjame po biškį iki nusikrovimo pačio pirmo. Tiesiai, jeigu važiuočiau, dabar važiuočiau tiesiai į Taliną. Aš einu į apvažiavimą irgi. Čia biškį remontai vyksta. Čia buvo tiltas. Kadangi jį visą grinai panaikinu, visą tiltą panaikinu ir naują statys. Kas čia liko man? Liko 22 kilometrai. Viskas bus, ačiū Dievui, būsiu pasiekęs tikslą jau. Jau nuvažiuota yra šiandien 616 km. 616 bus 630.
38 kilometrai bendrai. Iš Lietuvos, kai išvažiavau ir Rygoje visą Latviją pervažiavau, tai tokia dulksna bjauri, rūkas, Žestuose gražu. Sniego visur pilna dar yra, kelias šlapias, gerai, +4 laipsniai šilumos, po 7:16 laikas. Gavau pasikrovimus rytojų jau, turiu į Nišiną čionais, šiek tiek ten 10 km pavažiuoti reikės biškelį. Pasikraunu čia ir važiuoju į Latviją, į Dobelę vėl, į Nibų, prisikraunu pilną ir viskas, ir nežinau, ar aš ten miegosiu jau, ar kaip bus. Bet kad namo nebegrįšiu, tai jau tikrai. Tik šeštadienį beparvažiuosiu. Nu, nebūtinai nėra tiek jau ir toli, 3 valandas geras ir namie. Tai va, šviesus tai bjaurius, šlapias asfaltas sugeria visą tą šviesą. Taip tu šviesus vos. Čia dabar šlapias sugeria viską pilnai. Matysim, pažiūrėsim, kai gausiu tos xeoninės lemputės galingas. Ar bus kažkas pasikeitimas, ar nebus. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Tai va. Nu ką, šiandienai turbūt tiek. Susimatysim rytoj. Aš ilsėsiuosi 11 valandų, o jums tai bus sekundės reikalas. Oi, koksai mėnulis šviečia gražus, kiek žemai nusileidęs. Nežinau, ar jūs matot jį ar ne. Didžiulis, žemai, atrodo, kad galiu tus pinigus užkabinti. Labas rytas visiems. Aš jau pakeliui į Latviją. Išsimiegojau, išsilsėjau, kavytės atsigėriau, išsimėčiau porą dar likusių krovinukų, pasikroviau biškiuką ir lekiu. Čia dar gražu, diena va gražu, rūkas aiškus yra, kameroje gal nesimato rūko. Balta, dar sniego daug. Ir šiandien ryte dar toksai negeras dalykas man blemba įvyko. Išvažiuojant iš parkingų vakar ryte įvažiavau biškelį 10 cm ant sniego. Nes ten, tiek sniego visur teritorijose pripilta, pristumdyta visur kalnai. Ir ten reikėjo, kad neužstatyti, tai reikėjo čiut tą sniegą. Galvoju, tas sniegas tai purus vis tiek. Šlapias, užlipau, pažiūrėjau, kaip ir viskas gerai vakare. Ir ryte traukiaus atbulinį išvažiuojant. Ir bamperiaus sijūnėlis, kampinis. Trekšt! Oi, kaip man sugadino visą dieną, visą nuotaiką. Laikikliai nulūžo, tai dabar su kabeliams tiems toks užtraukėjas užtraukiau, kad nenukristų, nepamesčiau, reikės grįžus nusiemus susitvarkyti. Būna visko, būna. Aš jau galvojau, kad šį žiemą išsaugos, nes sijūnėliai tai kiekvieną žiemą abudu iškart krenta. Nes čia Estijoje, tai kai reikia įvažiuoti teritorijas, tai sniego kalnai pripilti yra. Kai su fūra reikia išmanevruoti, prisistumti kažkur, tai kartais reikia užlipti šiek tiek. Bet va, šiandien lygioj vietoj blemba, lygioj vietoj sijūnėlis trekštelėjai.
biški tas mane sunervino. Bet jis ir pataisomas, nieko tokio. Gal biški naktį jisai tas sniegas pašalo, dėl to taip ir įvyko. Mano kliurka čia yra, mano grinai kliurka. Nu, bet nieko. Ne man vienam taip būna, ne man vienam. Važiuoju dabar į Dobelę. Pasikraunu dalikusių baldų. Ir nežinau, grįšiu, negrįšiu į tą Lietuvą, į Klaipėdą tiksliau. Kaip čia su tais laikais man, kaip čia kelias visas tas būtų dar neaišku. Tai va, derinu pubiški jau tą Norvegiją. Čia draugas toksai mane tiesioginė prasme už gerklės ima, tu privalai važiuoti į Norvegiją. Ten dar gili žiema, Bet aš manau apsisprendęs esu jau ir kad važiuosiu į tą Skandinaviją. Nes noriu išbandyti save Skandinavijoje. Aš manau, kiekvienas vairuotojas realiai svajoja apie Skandinaviją. Nebent klystu gal tiktais aš vienas toks esu nutrūktgalvis, kuris važiuos į Skandinaviją. Ten biški netgi į šiaurę dar reikėtų važiuoti. Žinosiu, pasakysiu, pranešiu, kaip sakant, jums, kad aš palieku NTG ir keliausim į Skandinaviją. Naujos mašinos, žiemos gilios ir pavojingos, adrenalino daug. Ir finansiškai biški gal geriau, nu ne gal, bet stabiliau. Ir nereikės tiek vargti, kaip su NTG čia dirbam, paštininkais. Ten paletė, ten dvi paletės. Nu, manau, kad aš taip ir padarysiu. Ką jūs galvojat apie Skandinaviją? Pasakykit man, parašykit ką nors. Gal kas nors iš vairuotojų žiūri, gal kažką patars ar pasidalins informaciją apie Skandinaviją. Norvegijai, Švedijai, Danijai tokie maršrutai. Darbas 6 savaitės, dirbi 3 savaitės namuose, sakė. Tai va. Bandau dar vieną kolegą įtraukti. Matysim, kaip jisai pasirašys ar sakys, eik tu velniop. Bet jis žmogus jau ir sakė dirbęs. Tai nespjautų. Iš tikrųjų, blemba, reikia keisti kažką, nes, nu, viskas taip ir gerai čia su to NTG dirbti. Kad tai būtų, va, pilni kroviniai, kad nereikėtų čia važinėtis pasiimti vieną, pasiimti antrą, pasiimti trečią. Toksai spaudimas iš tikrųjų, va, kaip šiandien. Būčiau pasikrovęs į nišinę vieną pilną, aš drąsiai pareinu į Klaipėdą ir va, turiu savaitgalį laisvą. Bet čia biški pasikrauk, važiuok į Dobelę biški pasikrauk ir tada grįšiu jau. Grįšiu kada? Grįšiu šeštadienį greičiausiai ryte. Nes čia suvažinėsiu, kol gal į kokie, nežinau, neįsivaizduoju, net negaliu dabar pasakyti tiksliai, nes neaiškus. Vis tiek 600, kiek čia
draugai. Nu ką, važiuojam, žiūrim. Kažkas įdomaus bus. Pafilmuosim. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости, разговоры не эти. Я за ночь с тобой отдам все на свете. Gražus saulėlydis.